Ar patikėtum, jei pasakyčiau, kad po to, kai praradau kojas ir kairė ranka liko paralyžiuota, aš atradau savo stiprybę ir paslaptis, kurios įgalino mane pasiekti daugiau, nei atrodė įmanoma. Ir kiekvienas iššūkis, kurį įveikiau tuo metu, buvo tarsi dar vienas žingsnis link mano galutinės vizijos tapti visiškai savarankiška ir nepriklausoma nuo kitų žmonių. Ir štai kur slypi atsakymai į daugelį iššūkių ir problemų. Mūsų mąstymo būdas. Kai mes galvojame, kad negalime kažką daryti arba kad kažkas nepavyks, mes net nebandysime to padaryti. Tačiau jei mes tikime, kad galime ir kad mums pavyks, mes būtinai ieškosime ir mes surasime būdus tai įgyvendinti. Bet aš net nebandžiau dėl savo ribotų įsitikinimų. Nes mintise savo sakiau, kad aš negaliu, man nepavyks dėl tos ar anos priežasties. Bet kai tik tai mano įsitikinimai pasikeitė, kai tik tai aš buvau atvira tam, kad aš galiu, mano bejėgiškumas ir priklausomybė nuo kito žmogaus baigėsi. Ir galiausiai radau būdą ir kaip pasirūpinti savimi, gaminti maistą ar atlikti eilinius namų ruošos darbus.